Šiandien jau yra mano trečia žvejyba. Prieš tai 2 žvejybas gaudžiau šlakius Žemaitijoje. Mečiau pirmą masalą, įkabinau į ledą. Gaudau su monofilamentiniu valu, nutraukiau, nes neįnu atkabint. Gerai persirišau, užsidėjau sukrę, pirmas metimas, o pasirodo valą daug nutraukiau. Tai kas gavosi valą vidury upės, pasigavau su sukrė, sukrė įsipainioju į tą monofilamentą. Ką tada reikia bandyti traukti? Pešioju, nutraukiau ir sukrę. Trečias rišimas pirmoje vietoj. Ta gulbė tai visai nebijo, žiūri. Supurtė, kai šalia masalas nukrito. Sako, kas čia dabar? Tokios pasimetusios gulbės dar nesu matęs jaučiu. Visiškai nesigaudo, kas čia vyksta. Sako, ne. Plaukiu šalinis čia, sakė, kažkas čia ne to. Graži vieta, čia galėtų šlakis šiaip savėti. Upelis įtaka, kuriame jie neršia. Tada iškart iš posūkio. Čia tokia ramuma turėtų būti. O kaip užlipti? Nei vieno kibimo, 3 nutraukti masalai per pirmas tikriausiai 10 minučių. Po to nei vieno nebenutraukiau, vieną kibimą štai čia turėjau. Tai dar prieš uždarant žvejybą dar pabandysiu čia. Keletą metimų pravesiu, gal netyčia tas pats šlakis ar lydekai, ten nežinau, užsikabins. Jeigu ne, tai šiandienai taip ir viskas. Antras žvejyba šiais metais, 2 kibimai, 2 tušti, nieko neištraukęs. Reikės 3 kartą bandyti. Gal tada pasiseks. Šiandien yra mano trečia žvejyba, sąlygos tikrai įdomios. Upė užšalusi, yra labai maži plateliai, kuriuose galima gaudyti. Reikia bandyti, ekstremalios sąlygos, bet gal bus visai smagu. Tai kaip vyksta šiandieninė žvejyba? Atvažiuoju į tašką. Išlipu iš automobilio, išsitraukiu ir pakeliu droną, skrendu iki upės, kur apžiūriu jos krantus ir vagą, ar įmanoma joje saugiai gaudyti ir prieiti. Jei pamatau potencialią vietą, klempu iki jos per pusnis ir ledą. Tai toks procesas ir matom, kiek tų vietų atrasiu. Pirmas taškas. Pradedam, bandom. Wobleris labai gražiai laikosi srovėje, nes susireguliavęs esu, kaip jisai stovi. Gal netyčia pagausim. Šitoj vietai pirmoji nieko. Bet tikiu, kad gali būti. Gaudysiu su žuvingros wobleriu. Ieškosim tokių atviresnių lopinėlių ir bandom mėtyt. Metų pradžioj su draugu buvom, tai jisai pagavo šlakį. Aš nepagavau, aš turėjau kibimą ten šiek tiek žemiau. Tai galbūt man pavyks dabar išviliot. Pažiūrim. Geras tarpelis yra. Bandom jį pagauti.
tiesą sakant, per 3 metus, kiek užsiimu šią žuklę, nesu pagavęs ne vieno šlakio ir lašišos. Tai gal kokius 40 woblerių palikęs upėse. Gal aš tiesiog nemoku jų žvejoti. Gal įranga ne ta, masalai ne tie. O gal aš tiesiog lepšis. Meluoju. Iš tikrųjų esu pagavęs 2 šlakius. Jie abudu buvo gal kažkur 50 cm. Tai, sakyčiau, kiek į profesorinių upėtakiai. Tai nežinau, ar jas galim užskaityti kaip pagautus šlakius. To vadinamo legalaus 65 cm dar nesu tikrai pagavęs. Mes pasikeisim tą masaliuką, tą vieną gražią vėvygrą. Uždėsim mes kenartuką, gal kenartas man duos šlakiuką. Trumpa žvejybos apžvalga. Pakeitęs 3 vietas, gaudau jau apie 3,5–4 valandas. Žuvų nėra. Mečiau woblerį, nulūžo liežuvėlis. O, turi mantytę. A, kaip varo. Čia net ne antį, čia garnys. Jis mano visą žuvį suvalgys. Gal net nebeverta žvejot. Jau bus pagavęs mano žuvį. Laikas pietų pertraukėlį. Šiandienai pietuim turėsime guliašą ir turėsime arbatos. Ačiū žmonai už gimtadieninę dovaną. Įdomu, ar išlaikė šilumą per visą dieną ar ne. O, šilumos yra. Oi, skanaus ir jum, nes manau ir jūs norit valgyti, kaip ir aš. Gamtoj valgyti kažkas pasikiško. Atrodo, visas maistas, kurį valgai, gamtoj 100 kartų skanesnių tampa. O tie, kas turit antras pusės ir jos gamina, tai, žinokit, pabandykit gamtoj jų maistą pavalgyti, bus dar geresnis. Atvirai sakant, aš net nesitikėjau kažko pagauti šiandien, kaip ir nepagavau. Labiau tai buvo toksai psichologinis poilsis. Fizinis nepoilsis, čia labiau fizinis sportas, klampėt po visas tas pusnis. Vaikščiot prie upės apšalusių krantų irgi nėra taip jau lengva, bet psichologinis poilsis, pavalgymas gamtoje, bet patys tie gamtos vaizdai, viskas nerealiai yra iš tikrųjų. Mano žvejyba taip ir baigėsi. Nieko taip ir nepagavau. Gaila. Bet tokios jau tos žvejybos būna. Esmė buvo pabūti gamtoje, pamatyti šį nuostabų vaizdą, kaip viskas atrodo. Viskas būtų buvę dar geriau, jeigu būčiau kažką pagavęs. Bet turiu absoliutų 0. 0.
Gal kitą kartą pavyks. Bandysim ir pamatysim. O dabar iki kito karto. Iki.